Treneri, netikėtas jūsų pasirodymas šiandien. Laukiam Vladimiro Čeburino, sulaukiam Haroldo Šidlausko. Tai kas nutiko, kodėl jūs čia? Čia toks priimtas vidinis sprendimas klubo, dėl to aš čia. Tai tada vis tiek apie rungtynes pradėkime. Matau, kolegos turės gal daugiau klausimų po to. Jeigu galime. 1-0, sunki kova. Štai Marijampolės Sūduvos strategas sakė, kad jie jaučiasi paleidę pergalę, turėjo daugiau progų nei jūs ir jisai dominavo aikštėje. Koks jūsų matymas? Aš sakyčiau, kad buvo labai sunkios varžybos, kuriuose buvo labai daug kovos, aišku, negrubios. Sakykime taip, taisyklių normose, tačiau rungtynės buvo be galo sunkios. Reikėjo sunkiai padirbti gynybai, bet taip pat ir dvi komandos, sakyčiau taip, bent jau rungtynių pradžioje pradėjo taip apylygiai, sakykime, aišku, mes įmušėm pirmį įvartį, o po to jau Sūduvai reikėjo, kaip sakyti, lyginti rezultatą. Tai tokie, sakykime, pirmi įspūdžiai. Antrame kėlinyje Sūduva atrodo užspaudusi buvo Žalgirį, teko tikrai daug laiko praleisti gynyboje, ir paskutinės akimirkos, manau, palengvėjimas toks atodusis. Tai ar viskas pagal planą antrame kėlinyje, ar taip ir norėjai žaisti? Šiandien norėjome laimėti ir šiandien mums pavyko laimėti po šitų nesėkmingų rungtynių poros, kurios buvo paskutinės, tai žinoma, šiek tiek tos baimės buvo ir įtampos yra, tačiau mes šiandien laimėjom ir reikia pasveikinti visą komandą dėl to. Prieš Sūduvą ir prieš Kauno Žalgirį atrodė, kad Vilniaus Žalgirio ta vidurinė sritis neegzistuoja. Sūduva irgi labai lengvai pereidavo į tą paskutinį trečdalį. Kas galbūt viduryje neveikia, ar čia aš galbūt kažko nematau? Aš sakyčiau, kad vidurys, galima sakyti vidurys, tačiau mes kaip komanda dirbam, tai tas vidurys gali kartais atrodyti kaltas ne savo vietoje. Tai yra tam tikri dalykai, kur irgi kartu nesuveikia, tačiau mes viens kitam turim padėti. Tai ir po to ir vidurys bus geriau, ir jums tada taip atrodys. Kalbant apie vis tiek, dramblys kambaryje, ar ne, tie pokyčiai klubo valdyboje, kokios galbūt buvo klube viduje emocijos sužinojus tą Vilmos sprendimą trauktis? Aš nelabai galiu komentuoti šitų dalykų. Mes tarp viso to, kas vyksta aplinkui viso to ažiotažo, mes stengiamės kuo labiau būti futbole, susijusios dalykais su futbolu, su aikštės dalykais, ir mes tikrai bandome tą daryti. Bet jūs čia tiesiog laikinai perėmėt Čeburino šitą pareigas bendrauti su žiniasklaida, ar galima ir kitą kartą jūs? Aš negaliu atsakyti į šitą klausimą širdžiai. Haroldai, klausimas dar susijęs su atmosfera tribūnose. 70 minučių buvo tyla, girdėjom tik tai Sūduvos sakalus karts nuo karto paskanduojančius ir po to įsijungė pietų ketvirtą. Kiek tai duoda komandai? Prasme, koks yra poveikis? Jie mums visada buvo svarbus ir tikiuosi, kad bus svarbus, tačiau jeigu galima užduoti klausimus apie patį futbolą, kas yra aikštė. Na ir vis tiek, tai apie futbolą jūs turit patirties ir nevadovaudamas ir BFA. Ar galbūt jaustumėtės pribrendęs ir vyrtrenerio pareigom? Nenorėčiau atsakinėti šitus klausimus.